Šiuose lenktynėse mes startuojame su automobiliu VAZ 21103. Ant automobilio priekinės panelės mes priklijavome užrašą 3 pirštai. Kadangi mes varžybose dalyvaujam 4 dalyviai, tai mes stengiamės, kad kiekvienas sportininkas neskubėdamas jungtų pavarų dėžės perjungimo lazdelę, nes jeigu jungsime įsikarščiavę, galime šių varžybų ir nebaigti. Aš norėdamas išlieti savo emocijas, stengiuosi greitai važiuoti tik lenktynių trasoje. Ir tai stengiuosi tai daryti gana protingai, nes ir lenktynėse greitai skubėdamas gali pridaryti didelių klaidų. Tai kaipgi sekėsi? Principė pasiekėm tokį rezultatą, kuris jau maksimum. Principė tarp tokių mašinų važiuojant, kur turi po porą šimtų arklio jėgų, o mes turime apie 100, tai čia paprasčiausiai mums pasisekė labai stipriai. Komanda dirbo gerai. Komanda dirbo gerai. O ką galėtumėt pasakyti apie lyderius, apie 1, 2, 3 vietos automobilius ir vairuotojus? Aišku, ten technika yra visiškai kito lygio, ten kiti pinigai ir aišku, vairuotojai visi patyrė ne mažiau negu mes. Ką reiškia kiti pinigai? Jeigu mūsų automobilis kainuoja, sakysim, paruošimas kokie 50-60 tūkstančių litų, tai aš ten, manau, eina 100 tūkstančiais. 100 tūkstančių? Jie man to nesakė, bet jūs taip tvirtinat? Taip, todėl, kad vien automobilis standartinis toksai kelioninis kainuoja pinigus, o jį paruošti reikia dar dėti 2-3 kartus tiek, kiek kainuoja lengvas automobilis. Ką norėtumėt palinkėti žiūrovam? Kad kuo dažniau būtų tokių renginių.